Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis. Siekiant įsitikinti, kad daugiabučių namų renovacija įgyvendinta kokybiškai, po modernizavimo praėjus nemažiau kaip 2 metams atliekamas jų monitoringas. Naujausiame aplinkos projektų valdymo agentūros užsakymo atliktame modernizuotų namų monitoringe dalyvavo 10 atrinktų atnaujintų daugiabučių namų iš Šilutės, Šilalės, Elektrėnų, Kauno ir Vilniaus miestų, kurie pastatyti 1967–93 metais. Jis parodė, kad renovuotose namuose energija naudojama efektyviai ir užtikrinamas sveikatai palankus mikroklimatas. Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus ekspertas Edvardas Petrauskas dalijasi atlikto monitoringo rezultatais. Energiniu požiūriu tai visi namai yra tikrai modernizuoti kokybiškai. Faktinis šilumos energijos suvartojimas praktiškai atitiko projektinį, kelių namų net įviršijo. Vidutinės metinės energijos sąnaudos buvo 86 kWh kvadratiniam metrui. Tai čia neblogas rodiklis yra. Nustatyta, kad daugiausiai energijos prarandama per neatnaujintus langus, tai čia vidutiniškai kažkur apie 25%. Mažiausi nuostoliai po renovacijos tai užfiksuoti per lauko duris ir stogą, tai čia vidutiniškai vos 4%. Iš spręstinų tokių uždavinių reikėtų paminėti techninio darbo projekto kokybės gerinimą, aišku, ir vėdinimo sistemų funkcionavimo gerinimą. Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad po modernizacijos šilumos praradimas per sienas ar stogą sumažėja, tačiau tai reiškia, kad vėdinimo šilumos nuostoliai sudaro didesnę bendros energijos sąnaudų dalį. Lyginant su viso pastato šilumos nuostoliais, tai vidutiniškai vėdinimo nuostoliai sudarė arti 40%. Ir tai tikrai yra daug. Pati neefektyviausia natūrali vėdinimo sistema, o efektyviausia tai buvo centrinė rekuperacinė sistema, nes ji užtikrina oro kaitą jau su šilumos grąžinimu. Auditavus įmonė pateikė ir savo rekomendacijas. Rekomenduojama tinkamai prižiūrėti vėdinimo sistemos visą įrangą, oro padavimo angas, šilumos nuostolių per langus, analizę atlikti sandarumo testai parodė, kad tiesiog būtina yra renovacijos metu pakeisti name langus 100%. Kas dėl atsirandančių pavienių statybos defektų, būtina administratoriui nedelsiant operatyviai kreiptis į statybos rangovą dėl jų pašalinimo. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 0614 99 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja ES Sanglaudos fondo lėšomis.